Žmonijos minties kelionė nuo senovės iki dirbtinio intelekto, nuo 600 prieš Kristų iki 21 amžiaus. Žmonija per 2600 metų kėlė tik kelis tikrai svarbius klausimus. Kas aš esu, kas yra tiesa, kaip gyventi ir ar viskas beprasmiška. Skirtingi žmonės skirtingais laikais atsakė labai skirtingai, kai kurie genialiai, kai kurie keistai, kai kurie taip keistai, kad tai jau vėl genialu. Šiame veikale jų idėjos be vandens ir be 300 puslapių. Tik esmė. Pirmas. Senovės Graikija. Tarp 600 ir 300 prieš Kristų, nuo 624 iki 546 prieš Kristų. Talis iš Mileto. Pirmasis filosofas Talis buvo pirmasis žmogus, kuris pasakė: nereikia dievų pasakojimų, pasaulį paaiškinti pakanka proto. Jo atsakymas buvo naivus, viskas sudaryta iš vandens, bet klausimas revoliucinis. Pirmą kartą žmonijos istorijoje kažkas bandė suprasti pasaulį be antgamtinių jėgų. Tai buvo tikrasis mokslo ir filosofijos pradžios taškas. Vanduo yra visų dalykų pradžia. Nuo 470 iki 399 prieš Kristų. Sokratas. Žmogus, kurį nužudė klausimai. Sokratas nerašė nė eilutės ir tapo vienu įtakingiausių mąstytojų istorijoje. Jo metodas buvo paprastas – užduoti klausimus tol, kol pašnekovas supranta, kad iš tikrųjų nieko nežino. Atėniečiai tai vadino įžūlumu, Sokratas vadino tai pagalba. Galų gale jis buvo nuteistas mirties bausme už jaunimo gadinimą, iš esmės už tai, kad mokė žmonės abejoti. Reta idėja, dėl kurios šiandien irgi verta mirti. Žinau, kad nieko nežinau. Nuo 428 iki 348 prieš Kristų. Platonas. Olų ir šešėlių filosofas. Platono garsiausias vaizdinys – olos alegorija. Įsivaizduok žmonės prikaltus prie sienos oloje, matančius tik šešėlius ant sienos ir manančius, kad tie šešėliai ir yra tikrovė. Platonas sakė: mes visi tokie. Tikrasis pasaulis ne tai, ką matome, o idealios, nematomos formos. Medis, kurį matai, tai yra netobula kopija tobulo medžio idėjos. Skamba kaip filosofinė šachmatų partija, bet ši idėja paveikia visą vakarų mąstymą ir krikščionybę. Tikroji žinojimo pradžia yra suabejoti tuo, kas atrodo akivaizdu. Nuo 384 iki 322 prieš mūsų erą. Krikščionis Aristotelis. Žmogus, kuris norėjo žinoti viską. Jei Platonas žiūrėjo į dangų, Aristotelis žiūrėjo į žemę. Jis klasifikavo augalus, gyvūnus, politinės sistemas, poetiką, logiką ir etiką. Ir daugumoje sričių jo idėjos dominavo 2000 metų. Jo svarbiausia etinė idėja – laimė, eudaimonija – nėra malonumas ar turtas, tai gyvenimas pagal savo prigimtį ir potencialą. Kitaip tariant, jei esi muzikantas ir negroji, laimingas nebūsi, nors turėtum viską. Mes esame tai, ką nuolat darome. Tobulybė ne veiksmas, o įprotis. Antras. Rytų išmintis. Apie 500 prieš Kristų, 6 amžius. Nuo 563 iki 483 prieš Kristų. Sidharta Gautama. Buda. Princas, tapęs nušvitusiu Buda, buvo princas, kuris vieną dieną išėjo pro rūmų vartus ir pirmą kartą gyvenime pamatė ligą, senatvę ir mirtį. Tas susitikimas jį nuvartė. Po metų meditacijos po figmedžiu jis formulavo 4 kilniasias tiesas. Gyvenimas yra kančia, kančios priežastis – troškimas. Išlaisvėjimas galimas, tam yra kelias. Tai nėra pesimizmas, tai diagnozė ir receptas vienu. Budizmas šiandien labiau populiarus vakaruose nei bet kada ir nebereikalo. Jo idėjos apie dėmesingumą, mindfulness, patvirtintos ir neuromokslo. Protas yra viskas. Kuo manai, tuo tampi. Nuo 551 iki 479 prieš Kristų. Konfucijus. Etikos ir tvarkos architektas. Konfucijus gyveno chaotiškais laikais ir visą gyvenimą ieškojo atsakymo į klausimą, kaip sukurti gerą visuomenę. Jo atsakymas buvo ne per revoliuciją ar religiją, o per santykius ir savęs tobulinimą. Pagrindinis principas – ren – žmogiškumas, gerumas. Jei kiekvienas žmogus gerbs tėvus, valdovus ir kaimynus,
Visuomenė bus harmoninga. Paprastas receptas, sunkiai vykdomas. Konfucianizmas iki šiol formuoja Azijos kultūrą. Ko nenori, kad tau darytų, nedaryk kitiems. Nuo 6 iki 4 amžiaus prieš Kristų. Lao Tzu. Dao. Kelias, kurį galima tik pajusti. Dao De Jing. Viena trumpiausių ir paslaptingiausių knygų filosofijos istorijoje. Tik 5000 simbolių. Lao Tzu mokė Wu Wei, neveikimo arba natūralaus veikimo principą. Vanduo nesimuša į akmenį, jis apeina jį. Nugali ne jėga, o lankstumu. Aukščiausias vadovas yra tas, apie kurį žmonės sako, mes tai padarėme patys. Šios idėjos nereikėtų painioti su dykinėjimu. Tai subtiliausia lyderystės filosofija, dar nerasta vadybos vadovėliuose. Kelias, kurį galima pavadinti, nėra amžinas kelias. 3. Helenizmas ir Roma. Tarp maždaug 300 prieš Kristų ir 200 mūsų eros. Tarp 341 ir 270 prieš Kristų. Epikūras. Nebuvo hedonistas, tiesiog mėgo ramybę. Žodis epikurizmas šiandien reiškia malonumų mėgėją, tačiau pats Epikūras malonumą suprato labai santūriai. Aukščiausias gėris jam buvo ataraksija, sielos ramybė, laisvė nuo baimės ir kančios. Jo receptas – gyventi paprastai, turėti gerų draugų, vengti politikos, nebijoti mirties, nes kai mes esame, mirties nėra, kai mirtis ateina, mūsų nebėra. Ironija, jo filosofija buvo radikaliai rami ir paprasta, bet ji buvo laikoma skandalinga. Mirtis mums nėra nieko, nes kai mes esame, jos nėra, o kai jie ateina, mūsų nėra. Apie 50 metų. Epiktetas vergas, išmokęs laisvės. Epiktetas buvo vergas Vergijoje, o tapo vienu laisvėję filosofu istorijoje. Jo pagrindinė idėja yra dalykai, kuriuos galime kontroliuoti – mintis, reakcijos, vertybės ir dalykai, kurių negalime – kūnas, turtas, kiti žmonės, laikas. Laimė priklauso nuo pirmųjų ir tik nuo jų. Šis paprastas perskirimas šiandien yra kognityvinės elgesio terapijos CBT pagrindas ir milijonų žmonių kasdienio gyvenimo principas. Nevargink savęs dėl to, ko pakeisti negali. Keisk tai, ką pakeisti gali. Nuo 121 iki 180 metų eik. Markas Aurelijus imperatorius, rašęs savo. Markas Aurelijus valdė didžiausią to meto imperiją ir rašė dienoraštį. Sau pačiam, ne kitiems. Tas dienoraštis tapo knyga, meditacijos ir viena labiausiai skaitomų filosofinių knygų visų laikų. Jo mintis apie kantrybę, pareigą, laikiną visų dalykų pobūdį skamba stebėtinai moderniai. Įdomu, turėdamas absoliučią galią, jis rašė apie nuolankumą ir savęs valdymą. Galingiausias žmogus pasaulyje kovojo prieš save, ne prieš priešus. Tavęs niekas netrukdys gyventi pagal savo prigimtį, išskyrus tave patį. 4. Viduramžiai ir Renesansas. Nuo 400 iki 1600. Nuo 354 iki 430 metų eik. Augustinas Aurelijus. Ieškojau visur, radau viduje. Augustinas buvo vienas pirmųjų mąstytojų, kuris rašė tikrą autobiografiją – Išpažintis. Jis bandė malonumais, filosofija, manicheizmu ir tik krikščionybė jam davė atsakymus. Svarbiausia jo idėja. Žmogaus širdis yra neramios ir ilgisi, kol neras tavyje ramybės. Tai pirmas žingsnis į vakarų individualizmo filosofiją. Mintis, kad vidinis gyvenimas yra svarbus ir vertas tyrinėjimo. Mūsų širdis nenurimsta, kol neranda ramybės tavyje. Nuo 1469 iki 1527. Nikolo Makiavelis. Filosofas, kurio visi bijo pripažinti, skaitantys valdovas. Greičiausiai pati skandalingiausia politinė knyga istorijoje. Makiavelis atsakė į klausimą, kaip išlikti valdžioje. Atsakymas buvo šokiruojančiai atviras. Kartais reikia meluoti, manipuliuoti ir būti žiauriam. Jam nerūpėjo, koks valdovas turėtų būti. Jis aprašė, koks jis yra iš tikrųjų. Tai buvo pirmas tikrai mokslinis politikos tyrinėjimas. Makiaveliška taktika šiandien naudojama politikoje, versle ir sporto stadionuose. Geriau būti bijomam nei mylimam, jei negali būti abiem. 5.
Apšvietos amžius – nuo 1600 iki 1800, nuo 1596 iki 1650. René Descartes sugriovė viską ir pradėjo iš naujo. Descartes nusprendė, noriu žinoti, kas tikra. Pradėjo abejoti viskuo – pojūčiais, prisiminimais, netgi tuo, ar egzistuoja pasaulis. Galbūt kažkoks piktavalis demonas klaidina jį. Bet vieno suabejoti negalėjo – to, kad abejoja. Mąstau, vadinasi esu. Šis vienas sakinys tapo moderniojo mokslo ir filosofijos pagrindu. Mintis, kad tikrumas turi prasidėti nuo individualaus proto, o ne nuo tradicijos ar autoriteto. Descartes iš esmės išrado modernaus žmogaus savimonę. Cogito ergo sum. Mąstau, vadinasi esu. Nuo 1711 iki 1776. Davidas Humas. Sugriovė priežasties ir pasekmės sampratą. Humas uždavė nemalonų klausimą. O iš kur žinai, kad saulė rytoj patekės? Mes matėme tai tūkstančius kartų, bet tai dar nereiškia, kad tai bus visada. Priežastingumo sąsają mes nepastebime, mes ją įterpiame patys. Tai šokiravo visus, ypač Kantą, kuris sakė, kad Humas pažadino jį iš dogmatinio miego. Humas taip pat pirmasis aiškiai pasakė, iš faktų apie tai, kas yra, negalima tiesiogiai daryti išvadų apie tai, kas turi būti. Ši problema aktuali iki šiol. Tikėjimas – tai jautriausia mūsų proto dalis, o ne stipriausia. Nuo 1724 iki 1804 Immanuelis Kantas. Gyvenęs pagal laikrodį, mąstęs visatą. Kantas gyvenime neišvažiavo toliau 60 km nuo gimtojo karaliaučiaus, bet jo protas keliavo toliau nei bet kurio jo amžininko. Jo kategorinis imperatyvas – vienas elegantiškiausių etikos principų. Elkis tik pagal tokią taisyklę, kurią norėtų matyti kaip visuotinį dėsnį. Kitaip tariant, prieš darydamas ką nors, paklausk, o jei visi taip darytų? Kitas jo proveržis. Laikas ir erdvė nėra pasaulio savybės. Jos yra mūsų proto struktūros. Mes neatrandame tvarką pasaulyje, mes ją primesame. Du dalykai pildomi nuostaba. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralinis dėsnis manyje. 6. 19 amžius. Dievas mirė ir kitos žinios. Nuo 1800 iki 1900. Nuo 1818 iki 1883. Karlas Marksas – filosofas, pakeistas į ideologiją. Marksas norėjo ne tik suprasti pasaulį, bet jį pakeisti. Jo diagnozė – kapitalizmas sistemiškai eksploatuoja darbuotojus, o visa kultūra, teisė ir religija yra tik superstruktūra, sauganti turtingųjų interesus. Religija – liaudies opijus, istorija – klasių kovos istorija. Jo idėjos buvo panaudotos ir iškraipytos revoliucijoms, kurios nužudė milijonus. Tai nereiškia, kad jo analizė apie nelygybę buvo neteisinga, tiesiog receptas pasirodė blogesnis už ligą. Filosofai tik aiškino pasaulį įvairiais būdais, svarbiausia – jį pakeisti. Nuo 1844 iki 1900. Friedrichas Nyčė diagnozavo kultūrą, nors pats išprotėjo. Dievas mirė. Garsiausia Nyčės frazė dažnai suprantama klaidingai. Jis nebuvo džiaugsmingas ateistas. Jis teigė, kad vakarų kultūra prarado pagrindinį vertybių šaltinį ir dar nesuprato, ką tai reiškia. Tai kaip nusiimti grindis ir nesuvokti, kad dabar griūsi žemyn. Jo sprendimas – antžmogis, übermensch. Ne rasa ar jėga, o žmogus, kuris pats kuria savo vertybės, nepriklausomai nuo religinių ar visuomeninių normų. Nyčė baigė gyvenimą psichikos ligonėje. Jo idėjos baigė kelioms kartoms performuoti vakarus. Kas tavęs neužmuša, tas tave sustiprina. Nuo 1856 iki 1939. Zigmundas Freudas atrado nesąmonę ir pyktelėjo ant mamos. Freudas tvirtino, kad didžioji mūsų elgesio dalis kyla ne iš sąmoningų sprendimų, o iš nesąmoningo pasaulio, kur performuojamas vaikystėje ir pilnas slopintų norų, traumų bei baimių. Ediopo kompleksas, gynybiniai mechanizmai,
svajonių analizė – visa tai jo idėjos. Mokslinė bendruomenė ginčijasi dėl daugumos jo teorijų pagristumo, bet kultūrinė įtaka neabejotina. Jis įtikino vakarus, kad vidinis gyvenimas yra sudėtingas, svarbus ir vertas tyrinėjimo. Žmogus retai būna visiškai nuoširdus, net su savimi. 7. 20 amžius. Egzistencija ir prasmė. Nuo 1900 iki 1970. Nuo 1879 iki 1955. Albertas Einšteinas. Pabandė suvokti Dievo mintis, Einšteinas nebuvo tik mokslininkas. Jis buvo filosofas mokslininkas. Jo reliatyvumo teorija paneigė Niutono mechanistinį pasaulį. Laikas ir erdvė nėra fiksuoti. Jie susilenkia, tempiasi, priklauso nuo stebėtojo. Masė sulenkia erdvėlaikį, o tai, ką vadiname gravitacija, tai kreiva geometrija. Jis sakė, kad Dievas nežaidžia kauliukais, tuo polemizuodamas su kvantinė mechanika. O kvantinė mechanika atsakė – žaidžia. Šis ginčas iki šiol neišspręstas. Vaizduotė svarbesnė už žinias. Nuo 1905 iki 1980. Žanas Polis Sartras. Egzistencija pirmiau nei esmė. Sartras apvertė tradicinę filosofiją aukštyn kojomis. Tradicija sakė, kad žmogus turi savo prigimtį ar esmę. Sartras sakė, kad mes pirmiausia egzistuojame, o paskui kuriame save. Egzistencija pirmiau nei esmė. Kitaip tariant, nėra iš anksto numatytos žmogaus paskirties. Kiekvienas laisvas ir priverstas rinktis. Laisvė Sartro filosofijoje nėra dovana, tai sunkus kryžius. Žmogus pasmerktas būti laisvas. Iš čia kyla atsakomybė ir nerimas. Egzistencija pirmiau nei esmė. Esame tai, ką pasirenkame. Nuo 1913 iki 1960. Alberas Kamiu. Sizifo laimingas Kamiu uždavė paprasčiausią ir sunkiausią klausimą. Jei gyvenimas beprasmis, ar verta gyventi? Jo atsakymas – absurdo filosofija. Gyvenimas tikrai neturi prasmės, ir tai gerai, nes tai reiškia, kad mes galime gyventi be iliuzijų, su pilna laisvė. Sizifo mitas. Dievu nubaustas Sizifas amžinai ridenamas akmenį į kalną, nuo kurio šis vėl nuriedės. Kamiu sako, turime įsivaizduoti Sizifą laimingą. Ne todėl, kad jo darbas beprasmis, o nepaisant to. Reikia įsivaizduoti Sizifą laimingą. Nuo 1875 iki 1961. Karlas Jungas. Archetipai, šešėliai ir kolektyvinė pasąmonė. Jungas pradėjo kaip Freudo mokinys, bet greitai nuėjo savo keliu. Jei Freudas domėjosi asmeniniu nesąmoninguoju, Jungas postulavo kolektyvinę pasąmonę, bendrą žmonijos simbolių ir archetipų sluoksnį. Animus, anima, šešėlis, kvailis, didvyris. Šie archetipai pasirodo visose kultūrų mituose, svajonėse, pasakose. Jungui rūpėjo individuacija, procesas, kuriame žmogus integruoja visas savo dalis ir tampa savimi. Tai skamba miglotai ir vis dėlto tai viena įtakingiausių 21 amžiaus psichologijos idėjų. Kas nepatikrina savo šešėlio, tas projektuoja jį ant kitų. 8. 21 amžius. Dirbtinis intelektas ir naujieji klausimai. Nuo 1990 iki šiandien. Nuo 1942 iki 2018. Stephenas Hawkingas, juodosios skylės ir žmonijos laikas. Hawkingas gyveno kūne, kurį valdyti galėjo tik akimis ir mąstė apie visatos kilmę. Jis parodė, kad juodosios skylės garuoja. Tai buvo pirmasis žingsnis, jungiant kvantinę mechaniką ir bendrąją reliatyvumo teoriją. Bet jo svarbiausias indėlis galbūt buvo ne fizika, o perspėjimas. Dirbtinis intelektas gali tapti pavojingiausių dalykų, kurį žmonija sukūrė. Arba naudingiausių. Skirtumas priklausys nuo to, kaip mes jį kurksime. Intelektas – tai gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių. Gerė 1976. Juvalas Nojus Hararis. Sapiens, Homo Deus ir klausimai be atsakymų. Hararis šiandien yra bene įtakingiausias populiarusis filosofas. Jo tezė
Homo sapiens dominuoja pasaulyje ne dėl jėgos ar intelekto, o dėl gebėjimo kurti ir tikėti fikcinėmis istorijomis – valstybėmis, pinigais, religijomis, korporacijomis. Tai, ką vadiname tikrove, didžiąja dalimi yra bendros fantazijos. Dabar, pasak jo, mes artėjame prie momento, kai žmonija pirmą kartą gali sąmoningai persvarstyti pačią žmogaus prigimtį per biotechnologiją ir dirbtinį intelektą. Žmonija dominuoja pasaulyje, nesugeba kurti ir tikėti fikcinėmis istorijomis. 2020-ieji ir toliau. Dirbtinis intelektas. Naujasis filosofinis klausimas. Pirmą kartą istorijoje žmonija sukūrė entitetą, kuris gali kalbėti, samprotauti ir kurti. Bet nežinia, ar jis kažką jaučia. Tai atveria klausimus, kurių Sokratas, Platonas ar Kantas net neįsivaizdavo. Kas yra sąmonė? Ar ji gali atsirasti mašinoje? Ar kančia turi reikštis tik biologinėme substrate, kad būtų reali? Ar algoritmai gali turėti teisės? Šie klausimai nėra mokslinė fantastika. Jie dabar sprendžiami laboratorijose, parlamentuose ir konferencijų salėse. Filosofija grįžo į centrą. Pirmą kartą filosofiniai klausimai apie sąmonę ir laisvą valią yra inžinerijos problemos. Vietoj pabaigos. Per 2600 metų žmonija keitė atsakymus, bet klausimai išliko tie patys. Kas aš esu? Kaip gyventi gerai? Ar gyvenimas turi prasmę? Skirtumas tarp Sokrato ir Sartro ne klausimuose, o epochoje ir kontekste. Ir tai iš tikrųjų guodžia. Nesvarbu, kiek technologiškai pažengusi tampa civilizacija, žmogiškieji klausimai niekur nedingsta. Galbūt tai ir yra esmė – nerasti galutinį atsakymą, o nebijoti klausti.